Sveiki, sveiki, su jumis ir vėl Neringa Čeponė, marketingo meniu laidos vedėja. Taip pat esu Lietuvos marketingo asociacijos valdybos narė ir strategijos sistemos Marketing Game įkūrėja. Ir šios dienos tema labai aktuali kiekvienam. Pavadinome ją taip: reputacija nekainuoja, bet apsimoka. Ar iš tiesų taip yra ir ką mes vadiname tą reputaciją, kalbėsime su mano viešne, pašnekove Rūta Gaudiešienė, kuri yra Civita partnerė, marketingo ir rinkos tyrimo ekspertė ir Lietuvos marketingo asociacijos valdybos narė. Tai mes kartais sėdime kartu prie vieno stalo, todėl aš puikiai žinau, kad Rūta šią temą gali atskleisti iš įvairių kampų, kuriuos ir pačiupinėsime 4 marketingo meniu dalyse. Labas. Labas, kolegė. Labas. Tai Rūta, pakalbam apie tą reputaciją, kuri, galima sakyti, ne visada versle telpa į Excelio eilutę, kurią galime paskaičiuoti, pamatuoti, bet labai aiškiai pasimato, kai yra krizės, kai yra darbuotojų lojalumas ir kai reikalingas visuomenės pasitikėjimas. Tai pirmoje toje dalyje, kuri vadiname užkandžiu, gal galėtum pasakyti, tai su kuo reputacija yra valgoma, kas verslui tai iš tiesų yra ir ar ji iš tikrųjų kainuoja ar nekainuoja? Jo, kalbant apie rodiklius, yra tiek gerai valdyti savo verslą, kiek yra lengva pamatuoti. Bet dėja, dažniausiai jo sėkmė yra tose dalykuose, kurios sunkiau pamatuoti, ar ne? Ir reputacija yra vienas iš jų. Bet yra ilgalaikiai matavimai, kurie parodo reputacijos verslui naudą, kuriais aspektais. Tai jie yra visą laiką susiję su ateitimi. Tai yra su žmonių noru turėti su tavim reikalus ir rytoj. Yra, kitais žodžiais tariant, reputacija prognozuoja verslo gyvybingumą ateityje. Ir kai pas mane ateina, pavyzdžiui, klientai ir sako, vat mes turim problemų su reputacija, arba mes jaučiame, kad mes turim problemų su reputacija, tai tokie švelnus požymiai tiem, kas tyrimų nedaro, yra tie. HR-as jaučia žmogiškieji resursai, kad pas juos ateina jų sektoriuje darbuotojai darbintis tada jau, kai būna pabuvę pas visus kitus ir nepriimti. Paskutinė stotelė. Jeigu kokį nors projektą padarė ten su klientu, nori įdėti į LinkedIną ar pasidžiaugti Facebook'e ir sako, galime mes kartu įrašyti, tie partneriai sako, gal nereikia. Jeigu tavo klientai pas tave ateina, kai yra nuolaida, išeina, kai jos nėra. Tai vadinasi, kažkur kažkas yra toj vietoj, kad su manim žmonės nenori turėti reikalų. Tai čia pats paprasčiausias būdas pajusti, kad tu turi reputacijos problemą. Reputacija gali skambėti truputėlį panašiai kaip įvaizdis. Patinka, nepatinka, žinomumo galbūt trūksta. Bet man atrodo, kad netgi ir pradedantis verslas, kai dirbam, pavyzdžiui, su naujai kuriamų prekės ženklų, jau turi tam tikrą reputaciją, kuri tampriai susieja su vadovais. Tai kur yra pradedančio verslo reputacija, ar jos dar nereikia matuoti, ar ją tik tai pajaučiam, kaip tu sakai, kai kažkas negerai yra, nes kai viskas gerai, gal tada ir negalvojam apie tą reputaciją. Čia yra keletas momentų. Tai visų pirma, atsirūšiuokime reputaciją ir įvaizdį. Čia dažnai daro klaidą, siedami arba nejausdami, koks yra skirtumas, bet tai jau galbūt svarbiau tom įmonėm, kurios jau egzistuoja kurį laiką, ar ne? Įvaizdį mes formuojame patys pasakodami apie save. Pasakodami, kokie mes išskirtiniai, kuo mes unikalūs, ką mes tokio darome, ko niekas kitas nedaro. Ir tiesą sakant, apie įvaizdį kalbant verta girtis. Ir ypač pradedantiesiems verslams, paskui pasivysim. Mums lietuviams, kurie pradėjo ir nieko dar neparodė, girtis. Sako, kad ypač startuolius marketingas maitina pirmaisiais metais, ne? Nes tu pasakoji savo viziją ir tu sakai, tuoj pasivysim. Reputacija visų pirma, jinai yra pasakojama ne savo žodžiais, o kitų žodžiais. Reputacija yra apie darbus, apie tai, ką aš jau padariau. Tai reputacija nuo įvaizdžio vėluoja ir
didžiausios problemos, dažniausios reputacinės krizės, į kurias įmonės įskrenda, tai kai būtent marketingas ir komunikacija per daug gražiai dainuoja, o visa likusi organizacija to neišpildo. Tai vat, kol tu esi jaunas, tai tol gali būti tavo matymas sutapti, bet kuo vėliau, tuo labiau reputacija yra apie tai, ką tu padarei, kokie yra pas tave žmonės, kaip ir tu sakai, kokie yra tavo vadovai, kokia yra tavo tokia didžioji kryptis, strateginė vizija, kitais žodžiais tariant, ne koks tu pats savo fainas, bet ką tu atiduodi, koks tu esi bendruomenės narys, ar ne? Ką tu padarei, arba galbūt ką tu planuoji padaryti, jeigu tu esi jaunas, bet tada tu turi visą laiką sakyti, kaip tiltas, planavom, padarėm, po truputį, bet į priekį. Reputacija yra apie tokį stabilumą, apie tokį, kodėl tas žodis, ar ne, yra patikimumas, tas tiltas, toksai tarp vakar ir dienos mes lėtai važiuojam. Reputacija yra apie žmonės, taip. Ir komunikacijos žmonės kartais turi šitą problemą, kad vadovai nenori atkalbėti, bet ypatingai ten, tarkim, ir valstybinio sektorio ir kitų įmonių vadovas yra mano reputacijos veidas. Jeigu yra nauja įmonė, lygiai tas pats, tu jau kažkur buvai, apie kažką yra tavo LinkedInas, apie kažką yra tavo Facebookas, tavo istorija, tu jos negali nuplauti ir iš naujo sukurti. Rebrandas yra tipinė problema, ką padaro įmonės kaip klaida, kai mano blogas įvaizdis rebrandinsios, ar ne? Tai tada dar būna, kad tu pašvieti ten, kur nereikia pašviesti. Jeigu nesusitvarkai taip, procesų ir vidaus, o nusprendi tik tai įvaizdį tvarkyti, kuris yra išorinis. Tai yra tiesioginis kelias į reputacinę krizę. 2 dalykus išgirdau. Reikia girtis, ne? Ir antrą dalyką iš tavęs išgirdau, kartais marketingas, komunikacija per daug pasigiria. Ir tada atsiranda problemos. Tai mes praeitoje laidoje kalbėjome apie asmeninį prekės ženklą ir čia aš noriu priminti, kiekvienoje laidoje norėčiau kartoti savo taisyklę, nepasakyta, nepadaryta. Ir kartais mes turime pasakyti apie save dalykus, nes jie viešoje erdvėje kūrė tam tikrą mūsų reputaciją ir deda tokį kaip ir pagrindą, pėdsaką viskam, ką mes darysime ateityje. Ir čia yra subtilus momentas. Visi mes pažįstame žmonės, su kuriais vakarėliuose ar bendrai susidurėm ir kuris visą laiką pasakoja apie savęs. Ką nepabaigtų jisai visą laiką, aš čia kaip fainai padariau, o mane kaip pagyrė, ar aš ten praeitą mėnesį, kiek uždirbau, tai daugiausiai iš visų tenai savo kolegų ir panašiai. Čia yra blogas gyrimasis, jisai, ta prasme, reputacinė prasme, tu turi visą laiką stengtis taip kalbėti, ką tu dėl kitų, ta prasme, šiaip reputacija yra auginama kitų žmonių lūpomis. Tai jeigu tu pats pasakoji, tai tu sakai, mes turime tikslą, mes norime pakeisti Lietuvoje kažką, ar aš noriu savo aplinkoje pakeisti kažką. Ir štai aš tą padariau per šį mėnesį ar per šios metus, nors truputį, bet aš pajudėjau į priekį. Tai tas mano aš yra vis tiek apie mes. Tai ar galima sakyti taip truputėlį, kad įvaizdis tai yra tai, ką aš kalbu apie save, reputacija yra tai, ką kiti žmonės kalba, kai aš išeinu iš kambario. Absoliučiai. Ir įvaizdis yra, kai aš, beje, ir marketingą, ir komunikaciją, tu turi pasakyti, kodėl tu esi naudingas, bet reputacija yra, o kas man iš to, ir ne tik tai kaip tavo klientui, bet kaip tavo bendruomenės nariui. Grįžtame kalbėti apie reputaciją, jos kainą ir apie didžiulį projektą. Tai yra reputacijos indekso tyrimą, kur tyriama daugybė įmonių, 53 įmonės iš 9 sektorių ir 15 viešojo sektoriaus institucijų. Teisingai, Rūta? Mes turime didelę apimtį, iš kurios galime ir palyginti istorijas, nusistatyti benchmarkus, galime skirtingų sektorių matyti istorijas, nes niekada joks tyrimas neduoda tiek vertės, jeigu tu kažką vieną matuoji. Kai tu turi istoriją, kai tu turi galimybės palyginti, tada atrandi jau tuos pildomus įžvalgų, kaip sakant, dalykus. Tai apie tą istoriją, tai šis tyrimas turi 11 metų istoriją, kur Rūta ir apžvelgia kiekvienais metais ir neseniai pristatė, kaip keičiasi ne tik tai skaičiais, bet ir kodėl su įžvalgom. Ir papasakok,
kaip vyksta tyrimas, nes jis yra matuojamas iš 3 skirtingų perspektyvų. Tai yra, dalyvavo beveik 500 sprendimų priėmėjų, beveik tiek pat nuomonių lyderių ir beveik 3 daugiau, 1222 visuomenės atstovai. Kodėl būtent tos 3 dalys? Todėl, kad tai yra mūsų įtakos grupės. Tai yra tos svarbiausios žmonių grupės, tai holderiai yra toksai terminas, kurie apibrėžia kiekvienos įmonės veiklos sritį. Jeigu daryti dar platesnį tyrimą, jeigu įmonė savo nori išsisakyti, dar yra darbuotojai labai svarbi dalis, dar yra partneriai labai svarbi dalis. Tai visuomenė visada yra tavo gyventojai, klientai, bendruomenės nariai, sprendimų priėmėjai, mes apklausime didžiųjų įmonių vadovus, valdybų narius, politikus, tai yra sprendimų priėmėjai, taip ir vadinasi, bet tai yra tokio stambaus verslo požiūris. Mes tyrėme čia didelės, aišku, įmonės, kurios turi žinomumą. Ir nuomonių lyderiai yra tokie kaip tu, Neringa. Visada šitą apklausą. Ekspertai, tyrimą. Komunikacijos žmonės, tai jeigu jų postas taip įspūdingai neskamba, tai jų, kaip sakant, balsas toliai eina. Tai jie labai dažnai būtent nulemia tą naratyvą, ką tu gali perskaityti apie įmonę viešoj erdvėj. Tai visos 3 grupės yra, kaip Čarlio angelai, labai skirtingos kiekviena iš jų ir kiekviena iš jų svarbi tom įmonėm, tai jas reikia matuoti atskirai. Tai Rūta, didžiulis darbas. Prieš pristatymą su tavim beveik neįmanoma susisiekti. Labai daug dirbi, ruošiesi, kad jis būtų informatyvus. Tai vienas pagrindinis tada klausimas, ką pastebėjai šiemet iš šio tyrimo? Kokia pagrindinė žinutė, pokytis, kuris tave pačią labiausiai nustebino? Ir nustebino, ir nenustebino, buvo galima spėti, bet mes turime tokį pakankamai vėlgi nesveiką atsiskyrimą Lietuvos kontekste. Mes turime vis gerėjančią, stiprėjančią ir galbūt tai yra ir pasiekmė to, kad 10 metų apie tai kalbama, įmonės turi savo žmonės, atstovus, supranta, kaip auginti savo reputaciją ir verslo reputacija stiprėja, stabilėja. Prieš 10 metų tenai būdavo daugiau tokių aukštos reputacijos, žemos reputacijos, tokio variacijos. Dabar matosi, kad tie, kas dirba, jie juda viena kryptimi. Valstybės valdomų įmonių irgi anksčiau į skandalus visi skrisdavo, dabar vis mažiau ir mažiau. Tai visuomenėje, kuo geresnė verslo reputacija, mes visi išlošiam iš to. Ne? Tai šita pusė yra pozityvi ir džiugina, stabilumas, reputacija, ne bitkoinas, iš šuolių neužsidirbsi, koinai stabilesnė, koinai nuobodesnė, tuo geriau. Ir mes turime labai labilę ar judančią, šokinėjančią, nepatikimą valdžią, kuri visą mūsų besitvarkančią, kaip sakant, ekosistemą labai destabilizuoja. Ir šie metai valdžios, nuostabu, nors vis tiek nustebau išgirdus tą skaičių, pamačius valdžios reputacija tiesiog krito kaip ir šulinį žemyn, jinai visada buvo neigiama reputacija jau yra krizė. Tai reiškia, kad su tavim nepasitikė, nenori turėti reikalų, reiškia, tavęs neklauso, Miliūtė pirštą parodė per mitingą, jeigu būtų gera reputacija, turbūt nekiltų tokia mintis, tai yra tiesiog nepagarba ir kai gali pykti kas nors, kad mūsų negerbė, taip, kolegos, jūsų negerbė, nes jūs nesate to verti. Tai šitas didėjantis atstumas, kur verslo vidutinė įmonių reputacija yra apie 40, Seimo yra minus 51, kažkada Vičiūnai buvo prasčiausios reputacijos į verslas ar įmonė Lietuvoje, tai dabar mes turime Seimą minus 51, vyriausybė minus 45, prezidentūra minus 30, tai čia visų 3 grupių sudėjusi į bendrą matymą ir pakankamai stabiliai visose grupėse. Tai yra labai negerai. Dar reputacijos matmuo yra nuo minus 100 iki plus 100. Nuo minus 100 iki plus 100. Jeigu turime jau minusinį, tai yra prasta reputacija. Kas yra geras, kas yra blogas skaičius? Mes turim žvaigždes, mes vadiname, tai nuo plus 45 jau reputacija atidirba tau. Jau reputacija yra tas, kai tu, pavyzdžiui, buvo istorija, kaip pasakojo, kad butą nuomavo ir ateidinėja iš skirtingi jaunos šeimos, jaunos poros, nori nuomotis butą ir sako, ir tie faini, bet vieni pasakė, mes iš Thermo Fisher darbuotojų ir tu sako, Thermo Fisher. Žvaigždės reputacijos visada. Taip, reputacijos žvaigždės, tu pasakai,
tu pas tave nori dirbti, su tavim nori turėti reikalų, tai vat 45 plus jau reputacija tau atidirba. Tada 45, kokie 25, tasai balas toksai yra, kada ta reputacija yra, kūno temperatūros vanduo. Jinai tau netrukdo, jinai tavęs per daug ir nekelia, it's okay. Ir nuo 25 žemyn mes turime tą tokią nestabilią reputaciją, ją dar nereikia vadinti krize, bet tada vienais metais į viršų, kitais metais žemyn, tu kažką gero padarei, pasidžiaugė, bet užmiršo, kažką blogo padarei, užpyko ir tada tos įmonės tokie šokliai, jie dažnai šokinėja ir jiems reikia sisteminio požiūrio. Ir jau kai tu važiuoji žemyn, netgi nuo 10, jau nereikia eiti neigiamą reputaciją. Tai realiai reiškia, kaip ir sakiau, kad su tavim, jeigu ir turi reikalų, tai per prievartą. Nepasitikė. Tai ką girdžiu, verslo reputacija stabilizavosi, mokame dirbti, esame profesionalūs. Valdžios reputacija. Mes šiaip gerai gyvenam Lietuvoje, mūsų verslai yra puikus, modernus ir tai irgi matosi. Ir mūsų specialistai yra vieni geriausių Europoje, kai pradedam pasilyginti ne iš labai toli, o iš arti. Valdžios reputacija žiauriai nusmukusi, o kaip viešasis sektorius? O viešasis sektorius yra vėlgi ir valstybės valdomos įmonės, kaip Lietuvos oro uostai, LTG, Kien Energies, Ignitis tas pats, ar viešojo sektoriaus, ar inovacijų agentūra, ar ILTE ir panašiai, jos dar ypač prieš tai, jie lipa, kaip tas Sizifas į kalną, bet tą neša, kaip bandžiau pasakyti, tarsi svetimą kuprinę ar svetimą kuprą, nes juos visą laiką destabilizuoja jų akcininkas, jų mama, kaip galima sakyti, tie vaikai, kurie gėdinasi savo tėvų. Nes jie kiek neįsikiša, ką padaro, tai dažniausiai turi neigiamą įtaką reputacijai. Tai tos įstaigos yra mūsų vėlgi pasididžiavimas, nes jos parodo, kad valstybė veikia, nes tai jos yra labai svarbios, jos mūsų pinigus dalina ir nuo jų priklauso tiesiogiai gerovė. Ir pastaruoju metu jos prisitraukia nuostabių profesionalų, vadovų ir iš verslo ateidinėja bet atsimeni, sakiau, reputacija yra galimybė prisitraukti talentingus žmonės, o tie talentingi žmonės daro gerus darbus. Tai dabar, ką mes labai girdim ir su to įsikišimu ir atleidimu ir taip toliau, valdžia daro savo 2 blogus darbus. Nekalbant apie jų reitingus, tegul tenai su tais reitingai žaidžia patys. Jie savo nukerpa pipeline talentingų žmonių, kurie nori ateiti į valdžią, kurie partijas, kas dabar nori stoti kurią nors į partiją, jie saugadina pritraukimą, jie nukerta žmonių norą dirbti viešajam sektoriui, kuris iki šio laiko valdėsi, tvarkėsi puikiai, 4 metus kilo kasmet. Grįžtame narplioti labai karštą temą apie reputaciją, kurią sunku pačiupinėti įmonės Excel'yje, bet lengva pamatyti, kai reputacija sušlubuoja. Tai dabar ir kalbėsime 3 marketingo meniu dalyje – desertas, reputacijos klaidos. Ko galime iš jų išmokti ir ko nekartoti? Aš noriu pacituoti Rūtos mintį LinkedIn'e, kur tu rašai, kad 10 metų analizuojama, kaip organizacijos kūria ir griauna reputaciją, bet kai kurios klaidos kartojasi taip dažnai, kad atrodo jau kaip tradicija. Tai kokios klaidos kartojasi ir kodėl? Vėlgi, kalbant apie reputaciją, jinai yra, galima sakyti, tokie yra 3 lygmenys. Vienas bazinis krizių lygmuo, kai čia nereikia ir patarimų, ko nedaryti ir kokių klaidų nedaryti, tai nemeluok. Netylėk, kai ypač reikia pilietinę poziciją išsakyti, nevok, ar neapgaudinėk, sakydamas, kad čia, nežinau, su tom pačiom akcijom, ar neapgaudinėk savo klientų, neapgaudinėk savo darbuotojų, ir panašiai. Tai jie tokie yra, baziniai, vulgarios, kaip sakant, reputacija. Tai dažnai įmonės, kurios šitoj vietoj turi problemų, ir tai būna dažnai ir to seno truputėlį tokio raugo įmonės, jos mano, kad kažkaip mes tau užpaišysim ant viršaus, jeigu pasisamdysim komunikaciją ir jinai kažką kalbės, ar ne? Tai vėlgi, jeigu susidurėt su žmogum ir tu darbuotojui sakai, tu čia pažadėjai, nepadarėjai, tu išleidai įmonės pinigus, bet nepaaiškinai kaip.
O jis sakys, taip, bet už tai aš toks ir toks. Nu, tu jo neklausysi. Ne? Tai va šita klaida, kad manyti, kad tu gali su komunikacija už make-upą uždėti ant žaizdos, yra klaida numeris 1. Ir tu net nepakliūni dar į reputacijos žaidimą. Ir tokios įmonės, jos dažnai kai paleidžia kokią nors savo pasigiriamąją reklamą, kad jie mes ten padarėm ir panašiai, jos net nesupranta, iš kur ateina tiek neapykantos jom per internetą, ar ne, kur sako, alio, ką tu čia? Avia Solution Group. Puikus pavyzdys. Neišsprendė ir yra savo tų sisteminių reputacijos problemų, o bando gerais darbais nusigauti. Kol tu neišsprendė to klausimo, net nekalbam, tu esi dar netoje kategorijoje. Antra klaida, grupė klaidų, yra vėlgi, mes kalbam apie verslą, kalbame apie tą pačią valstybės ar viešasias įmonės. Visų pirma, tu esi tam, kad tu dirbtum. Ir jeigu tu vėlgi turi klientų patirties problemų, jeigu tu nesusitvarkai su, nežinau, tenai siuntinių laikų neatsiunti, jeigu aš atėjus eilėj turiu stovėti laukti, jeigu tenai parašiau laišką, man niekas neatsako ir nesuprantu, per kiek laiko kas nors bus, tai vėl pasakoti apie savo žalėją liniją, tvarumą, bites, ar rodyti, kaip darbuotojai už rankų susikibę ten kur nors gamtoj kažką daro. Vėl klaida. Ta prasme, tai tik tai erzina. Pirma, susitvarkyk bazę. Tiesiek pažadus. Tiesiek pažadus, dirbk savo darbą gerai. Čia irgi yra reputacijos bazė, jinai yra apie tai. Ir jeigu jau tu, kaip sakant, jau lipi aukščiau, jau šitoj vietoje esi, tai va tada reputacija prasideda apie savo kūrimą jau unikalios vertės, kalbėjimą apie ją. Ir vėlgi, kaip jau minėjau, jinai yra apie tarnystę. O ką tu gero darai bendruomeniai? O kokia tavo vizija Lietuvai? Ir, važiuoju, startuoliai su savo šitą temą, ar ne, jie labai gražiai pasigauna, nes anksčiau mes džiaugiamės už juos, kad šiaip jiems sekasi jų pergalės, mūsų pergalės. Paskui atėjo mintis, alio, nu, o ką jūs duodat Lietuvai? Ir dabar žiūrėk, jie turi švietimas vienas, turi Lietuvos sportui pagalbą, investuoja į lietuviškus verslus, investuoja į gynybos 4% ir panašiai, ir mes matome, kaip tai atidirba reputacijai. Tai va čia jau turėk vieną ilgą planą, strateginę liniją, apie kurią mažais veiksmais visą laiką pasakosi. Turbūt į strategiją niekas taip neįrašo, žinai, reputacijos skaidrės kažkokios, ne? Nu, nėra taip, kad mes kuriam, bet ją statom nuo pirmos dienos ir man atrodo iš patirties tiek mažoj, tiek didelėje organizacijoje vienas žmogus tikrai labai lemia reputaciją, tas vadovas, kiek jisai nori kalbėti, kokios jo kalbėjimo manieros, kokios jo paties vertybės, tiek kaip susitvarko su žmonėm, kiek duoda, kiek klauso, kiek įdarbina, įgalina ir kiek nekreipia dėmesį kažkokius dalykus, kurie svarbus visuomeniai. Tai ar įmanom, ar visiškai lygybės ženklą galime dėti, vadovas lygų įmonės reputacija, ar labai priklauso nuo... Priklauso nuo sektoriaus, taip. Priklauso nuo sektoriaus. Šiaip vadovas yra lygų įmonės reputacija, bet didžiąja prasme. Todėl, kad, kaip jau minėjau, pagrindinė įmonės reputacijos formulė yra banali, jinai yra autentiškumas. Daryk, ką pažadi, ką kalbi, tą daryk. Ir tik tai vadovas gali pasirūpinti, kad visa tai pačioje organizacijoje gyventų, apie ką yra kalbama. Bet eiti į eterį ir kalbėti vadovui ne visiems sektoriam yra būtina. Pavyzdžiui, tie sektoriai, kurie yra patys, mes turime mažiau kontaktų su jais, arba tie, kur yra verslas, tarkime, sprendimų priėmėjams, gal ir yra svarbu, bet Maksimos vadovas gyventojam, tarkime, ar jis ten kalba ar nekalba, nelabai svarbu. Kas nors matė to pačio, nežinau, Thermo Fisherio tenai, apie ką tai yra vadovai. Tai, nes tos įmonės truputėlį kitam sektoriui gyvena. Kas yra svarbu, tai valstybės valdomam įmonėm, ypač tom, kurios leidžia mūsų pinigus, viešajam sektoriui, arba tom įmonėm, kurios yra, tarkime, įmonių grupės, kurios nori labiau jau kalbėti apie ten viziją ir panašiai, tai va ten komunikacijos žmonės šito nepajudins. Turi būti žmogus, kuris sako, aš tai darau ir aš esu atsakingas.
Man dar atrodo, kad reputacija visada turi savo pėdsaką. Aš nežinau, darbinant žmogų, einant į susitikimą, visada įvedi į Google ir pasižiūri, apie ką yra tas žmogus, ką jisai LinkedIn'e rašo, ar jisai iš viso egzistuoja internetinėje erdvėje. Buvau sutiku žmogų, kuris neegzistuoja internetinėje erdvėje ir man iš karto užsidegė raudona lemputė, ką jis slepia. Gal jis saugumo atstovas. Ir visada kažkaip pasižiūrim. Bėda yra viena, kad mes apie save nepasižiūrim. Mus stebi, tikrina, o mums atrodo, kad čia kažkada parašiau postą, įrašą apie kažkokį skandalingą dalyką, tokį negatyvą išmečiau ir jisai liko mano reputacijos sienoje. Tai Rūta, kaip tau atrodo, ar žmonės pakankamai įvertina savo reputacijos svarbą, kaip irgi prekės ženklo atstovo, nebūtinai aukščiausio lygio vadovas yra vien tik tai prekės ženklo atstovas ir neša, kuria reputaciją. Ir kiti vadovai, darbuotojai, kurie viešai apie save yra pasisakę, aš dirbu ten ir ten, jie irgi tą kuria, ar teisingai? Tai vėlgi, šiaip darbuotojai visų pirma yra labai svarbus, numeris 1 reputacijos santykis su darbuotojais yra labai svarbus ir, kaip jau minėjau, kuo toliau, tuo labiau tas momentas yra netgi, jeigu aš sakyčiau, yra tas pasakymas, kas įvyksta internete, lieka internete visiems laikams, tai tą tikrai reikia atsiminti. Bet vien tik tai kalbėjimas, kad tu ten pašnekėjai, jisai parodo tavo galimybę generuoti triukšmą. Reputacija yra, reikia pagalvoti irgi, kuri yra ta mano kompetencijos tema, kuri yra mano, galbūt ta pati tarnystės tema, ar ne, ką aš darau, ar šiukšlės renku, ar aš mokyklose. Ne dėl pinigo. Ir tada pasirūpink tuo, kad visų pirma, tu tai darytum, o ne tai atvažiuotum nusifotografuoti ir išvažiuotum. Ir pasirūpink, kad tai stabiliai augtų. Bet vėlgi, čia yra labai labai subtilus momentas. Jeigu, kaip išslysta iš pirštų, jeigu tik kažką darai vien vardan nuotraukos ar komunikacijos, ir neturėsi tą rankose, ar ne? Dabar aš pastatysiu savo reputaciją, tai taip nenutiks, ne? Ar reputacija yra tik tai didžiulių organizacijų, koncernų skanėstas, ar mažos įmonės irgi gali kurti savo reputaciją? Kaip mes kalbėjom dar ir prieš pertrauką, reputacija yra ir žmogaus lygio reputacija, taip kad jinai egzistuoja. Ir netgi startuolio reputacija, jeigu dar ir vakar įsikūrė, jau yra tie žmonės, kurie jį įkūrė ir jau jinai yra. Matuoti ją, mes matuojam didžiasias įmonės. Kodėl? Ir bendrai, kaip sako, tyrimai visi yra daromi ir dažnai yra klaida galvoti, kad jeigu aš maža įmonė, aš negaliu sau leisti daryti tyrimų, tai aš pralošiu lyginant su didžiosiomis įmonėmis. Ne. Didžiosios įmonės daro tyrimus todėl, kad jos yra aklos ir kurčios, nes vadovai sėdi savo 6 aukšte ir jie negali žinoti, kuo gyvena jų 600 darbuotojų, ten 400 000 klientų ir 300 partnerių. Šitą aklumą ir kurtumą kitaip vadinu žinojimo prakeiksmas, nes mes labai daug žinom iš tos savo kėdės ir negalim pamatyti iš kitos pusės, kur yra tas darbuotojas ir visuomenė. Tai čia labai apie man reikia tyrimo, man reikia instrumento, nes aš nesusiduriu kasdien. O mažas verslas susiduria kasdien. Jam nereikia daryti tyrimo, kad jis sužinotų, kuo gyvena jo partneriai, kuo gyvena jo 12 darbuotojų. Tai visų pirma, eik ir kalbėk, klausyk. Bet čia prasideda kita problema, ar ne, kad mes vis galvojame apie tą savigyrą ir labai dažnai save norim apgaudinėti. Galvodami, kad mes esame šaunesni, tai aišku, toje vietoje reputacijos tyrimai parodo kartais tą nuotrauką, kokia jinai yra. Tai vėlgi visų pirma verta suprasti, kur tu stiprus, kur tu silpnas ir tu visada bus vietų, kur tu esi silpnas. Nes, kaip jau ir minėjau, nebūna visko. Tada yra sekantis, kuriant reputaciją, bet kam, žmogui, įmoniai, dideliai įmoniai, tas pats, pasirink 1-2 dalykus. Ir čia yra labiausiai sunki užduotis. Jeigu aš noriu sukurti apie save įvaizdį, jeigu aš noriu sukurti apie save istoriją, tai ta istorija turi turėti pradžią, įėjimą ir taip toliau, bet tu negali vienu metu išmesti eterį 10 žinučių, kaip ir su komunikacija.
Tai tada nuspręsk, kur yra tavo tema ir kai ten buvo klausimas, ar daryti vieną didelį veiksmą, ar daug mažų veiksmų, nesvarbu, tema turi būti viena didelė ir geriau aplink ją visą laiką pasakok mažytėmis istorijomis, kaip tu ją eini. Reputacija yra kelionė į tavo viziją. Atmetam savimeilę, atmetam klaidas, jeigu tu ten esi, jeigu tu turi rimtų problemų, tai net nepradėk, susitvarkyk iš pradžių su higiena, bet jeigu jau ją esi išsprendęs, sugalvok savo tarnystės, vizijos, kelionę ir pasakok apie ją. Kiekvieną dieną. Tai Rūta, jeigu aš dabar turiu smulkų vidutinį verslą ir noriu suprasti, kokia to mano verslo reputacija, nes aš irgi veikiu tam tikroje aplinkoje, su tais stakeholderiais, su partneriais, su tiekėjais, su klientais, darbuotojais. Ką man daryti? Aš kaip vadovas einu klausinėt, ne kiekvienas vadovas moka paklausti ir neprimesti savo atsakymo ir gebėti išklausyti. Kokį klausimą užduoti? Ar pasamdyti, ar paprašyti kažko kito, ar laišką parašyti? Kaip užčiuopti kažkokiu objektyviu parametru, kad čia yra mano reputacija, tokiam lygmenį. Taip, sutinku, čia yra problema. Kuo labiau tu nesugebi girdėti žmonių, tuo dažniau tu galvoji, kad tu sugebi. Taip ir yra. Manau, kad net reikėtų kad kažkas kitas tą darbą padarytų. Būtų gerai, nes netgi ir tas tiesioginis santykis, jeigu aš tavęs klausiu, man į akis yra sunku pasakyti, ar ne? Tai, bet vėlgi, bet koks mažas žingsnis padeda. Tu gali parašyk laišką ir paklausk, arba paprašyk, kad kas nors kad pasakytų 3 dalykus, kurie yra tavo tenai, tarkime, didžiausia problema, ką tu norėtum, kad išspręstų. Beje, su klientų apklausom ar darbuotojų apklausom didžiausia problema, žinai, kokia yra būna. Irgi ne tai, kad jas padaro, bet tai, kad paskui po jų nesugrįžta ir nepapasakoja, ką dėl to mes pakeitėm. Tai tu pradėk galvoti, kad tu nori išgirsti nuomonės ir paskui sakyti, nesąmonė čia pasakė, bet kaip tu nori keisti savo elgesį, savo verslą, savo darbus priklausomai nuo tos nuomonės, kurią tu girdi. Ir vėl, tada sakyk, aš noriu išgirsti 3 dalykus, kuriuos aš įgyvendinsiu ir kuriuos aš pakeisiu. Tada kitas dalykas, paklausk savęs, ar aš galiu objektyviai pasakyti, greičiausiai atsakysi taip, reiškia tada tikrai ne, tai tada ieškok žmogaus, ar pas save viduje, jeigu esi labai mažas verslas, ar konsultanto, kuris sukurtų tą būdą, kaip tai pasitikrinti. Mūsų dalyje prieš tai aš girdėjau profesionalumas lygų reputacija, dabar aš girdžiu, kad atvirumas lygų reputacija, jeigu mes atvirai kalbam ir atvirai priimam tą grįžtamą į ryšį, tada klausiu, tai ta reputacija kuriama ar strategijoje, kurią tikrai ne kiekvienas verslas turi ir net nežinau, koks mažas procentas Lietuvoje kartais turi susiguldę verslo strategiją, nes vadovas ją žino savo galvoje, bet jeigu tu žinai galvoje, tai nebūtinai kažkas kitas ją žino, o kiek tai yra, mes darom kažką daug, kasdieną daug gerų mažų dalykų ir taip susikūrėm staiga labai gerą reputaciją. Taip, būti gerų žmogum, būti gerų smulkių verslų irgi yra reputacija. Tai dabar klausimas, kaip jau minėjau, gal to ir užtenka, gal ir nereikia daugiau, bet jeigu mes sakome, kad mes norime susikurti savo reputaciją, kuri mums padėtų augti, kuri mums padėtų atidaryti duris ten, kur mes norime ateiti, tai tada tu vis tiek turi labiau pagalvoti apie savo didesnę viziją, kas yra daugiau negu kad aš noriu šiais metais uždirbti 2 daugiau. Ne? Ir čia tikrai yra kartais atbuliniu būdu veikia, kuo tu labiau nori duoti, tuo tu labiau gauni. Žinai, kad, pavyzdžiui, vėžio ląstelės, kuo skiriasi nuo paprastų ląstelių. Džiaugiuosi, kad nežinau, bet tu sužinosi. Dabar greitai neprisiminsiu skaičių, bet paprastos ląstelės, tarkime, 80% energijos, kurią pagamina, atiduoda, 20 pasiema, vėžio ląstelės priešingai. Jo savo pasiema daugiau negu atiduoda. Tai pradėk nuo to. Tada sakai, turi vadovas savo galvoje 10 dalykų ir apie juos niekas nežino. Man taip yra buvę, kai darom tyrimą ir sako, ko jūs norit sužinot, noriu sužinot, kaip mano organizacija supranta mūsų strategiją. Sakau, gerai, duok man tos punktus, aš patikrinsiu, sako, under construction. Tai jeigu tu pats dar nežinai, tai kaip žmonės gali žinot. Išsigrynink, mažiau yra daugiau. Pasidaryk 3 dalykus, kuriuos tu nori nuveikti. Užrašyk juos ir tada pagalvok,
kaip tu tai padarysi ir va tas idėjas eik įgyvendink, viskas daug paprasčiau negu atrodo. Tiesiog reikia susimažinti ir paversti tuos dalykus veiksmais. Čia labai geras tavo patarimas. Dar vienas paprastas klausimas trumpai, bet klauso mūsų laidos, ane, ir supranta, kad vat, mūsų organizacijos reputacija yra prasta. Ką daryti? Be to, kad jau girdėjom, susitvarkyk savo kiemą, susitvarkyk procesus ir savo verslo kokybę. Ką dar? Jeigu mes sakome apie tai, kad yra prasta, taip, kad tai yra vieša paslaptis, tai tada, kaip jau minėjau, neužklijuosi šito dalyko jokiais make-upais, jokiais dažais, jokiais pleistrais. Tu turi ją atskleisti, tu turi pasakyti taip, aš matau ir mes labai dažnai mėgstam sakyti, bet už tai mes kažką kitą darom ir panašiai. Ne, tu turi ją kreiptis ir pas mane, pavyzdžiui, reputacijos matricose būna, visa kita pasitraukia į šoną, yra higiena, yra vienas skausmingas punktas, kol tu jo neišoperuosi, kol tu nepasakysi, mes matom šitą problemą, mes atsiprašom, mes pakeitėm ir dabar mes pakeitėm A, B, C ir po metų ateis ir papasakosi, aš šitus dalykus jau pakeičiau, dabar aš pakeisiu A, B, C. Ir tu kol kas tik išoperuok tą pūlinį ir, kaip jau minėjau, nedaryk tos klaidos, kad nepabandyk paprašyti komunikacijos, kad uždainuotų ant viršaus garsiai ir gražiai. Tik pakenks. Ačiū, Rūta. Labai įdomi laida. Mano vienas dar patarimas ir įžvalga. Verslo reputaciją galima kartu su komanda sukurti, pataisyti, blogiausio atveju, pačiu blogiausio, ne? Pakeisti prekės ženklą, bet mes savo vardo ir savo skaitmeninio pėdsako nepakeisime. Tai, ką mes kaip žmonės darome kiekvieną dieną viešoje erdvėje, į kokius komentarus įsiveliame ir kokią komunikaciją skleidžiame, tai irgi kuria mūsų reputaciją visam gyvenimui. Tai labai linkiu visiems susirūpinti, sureikšminti reputaciją ir dar kartą paklausyti mūsų šitos laidos. Ačiū, Rūta. Ačiū tau.